Labą vakarą visiems, smagu jūs matyti čia susirinkusius ir ketinu papasakoti, nežinau, apie kiek slaptą tekstą. Kalbą būdau, kad dauguma jūs esate skaitę. Galbūt ir ne visas, bet vieną kitą Karloso Kastanedos knygą, ar lietuviškai, ar nelietuviškai. Ir įsivaizduojate, kas tai per veikėjas. Trumpai pradėti nuo konteksto. Kalbėsiu pagrindę apie pirmąją Kastanedos knygą, kuri buvo publikuota 1968 metais Amerikoje kaip akademinis tekstas, atsiradęs tiesa platesniame kultūrinėme kontekste. Tai yra 7-8-20 amžiaus dešimtmetis, hipių judėjimas, atsirandančios, klestinčios įvairios alternatyviojo religingumo formos, kur žmonės domėjosi įvairiomis kitomis kultūromis ir jų religinėmis tradicijomis, tiek rytų, tiek Amerikos vietinių kultūrų religinėmis tradicijomis ir taip pat kaip priešinimasis modernybės kultūrai, jos racionalumui ir daugeliu kitų moderniojo pasaulio aspektų. Augo susidomėjimas pakitusiomis sąmonės būsenomis ir pradžioje tai daugiausia buvo įsivaizduojama, kad jos pasiekiamos naudojant įvairias haliucinogeninės medžiagas. Ir visi šie trys, mano išvardinti pagrindiniai dalykai, juos galima skirti tik tai labai, norint atskirti. Iš tiesų, labai dažnai jie buvo persipinę. Tai yra ir hipių idėjos, ir alternatyvusis religingumas, ir įvairūs bandymai patirti pakitusios sąmonės būsenas. Tad tokiame kontekste pasirodė knyga Karloso Kastanedos. Kas tai buvo per žmogus? Iš tiesų žinome labai mažai, nors buvo dėta pakankamai daug pastangų išsiaiškinti įvairias jo gyvenimo detalės. Jis pats teigia, kad gimė Brazilijoje, nors pavyko nustatyti, remiantis įvairiais kitais šaltiniais, pavyzdžiui, JAV imigracijos tarnybos duomenimis, kad jis greičiausiai atvyko į JAV, užaugęs, gimęs Peru. Jo tėvai buvo kilę iš Italijos. 51 metais atvykęs į JAV, ten mokėsi, manoma, koledžuose, išklausė kelis kursus ir paskui įstojo į Kalifornijos universitetą Los Andžele. Ir būtent jo mokymasis šiame universitete ir kaip ir lėmė šios knygos pasirodymą. Manoma, ir čia iš tiesų labai daug, beveik visi mano teiginiai yra manoma, kad, nes Kastaneda labai sėkmingai sugebėjo ir nuslėpti savo įvairias gyvenimo detalės ir taip pat pats sąmoningai kūrė mitą apie save. Tad manoma, kad jis atliko lauko tyrimus Arizonos
valstijoje ir Meksikoje. Šių lauko tyrimo duomenų pagrindų ir parašė, manoma, šią ir kitas vėlesnes knygas. Ir vėlgi nėra iki galo aišku, daug ginčų yra. Manoma, kad pirmoji knyga buvo pateikta ir apginta kaip magistro darbas, nors yra versijų, kad jis bandė ją pateikti kaip daktaro disertaciją, nepavyko, nes buvo daug skirtingų požiūrių ir skirtingai į tą tekstą žiūrėjo ir patys Kalifornijos universiteto antropologijos dėstytojai. Tad manoma, kad daktaro disertacija buvo antrosios knygos pagrindas, bet finale jis buvo pripažintas kaip antropologas mokslininkas. Yra dėstęs įvairiuose universitetuose, kur sulaukdavo labai didelio susidomėjimo ir netgi prie jo disertacijos apsigynimo prisidėjo ir tai, kad Kalifornijos universiteto darbuotojai pagalvojo, kad būtų puiku turėti tokį populiarų autorių, nes iš karto pasirodžiusi pirmoji knyga sulaukė didelio pasisekimo ir tai irgi padėjo jam gauti daktaro vardą. Akademinė karjera, iš tiesų grynas akademinis tekstas kaip mokslinis straipsnis, jis parašė ir publikavo tik vieną tokį, be savo knygų, kurios pradžioje bent jau buvo matomos kaip akademiniai tekstai. Jo akademinė karjera truko kelerius metus, nes įvairių sričių mokslininkai, ne tik antropologai, netrukus pradėjo abejoti tuo, ką rašė Castaneda. Tad jis rašė toliau, dėstė ilgainiui daugiau alternatyvaus religingumo terpei, vedė seminarus ir vadovavo vienai pasekėjų grupiai. Iš viso parašė 12 knygų ir mirė 98 metais. Manoma, kad nuo vėžio. Taip pat kita versija, kad žuvo autobuso avarijoje. Ir iš tiesų apie daugybę aspektų galima pasakyti tik manoma. Ir netgi jis taip pat vengdavo, neleisdavo jo fotografuoti, tad turime tik kelias iš tiesų jo nuotraukas. Pirmosios knygos viršelis ir bendras knygų sąrašas. Jo tekstų tyrinėtojai iš tiesų bando jas įvairiai klasifikuoti, grupuoti, bet bendras principas paprastai siejasi su tuo, kiek etnografiškumo yra konkrečiame tekste. Tad kartais sakoma, pirmosios 3 ar pirmosios 4 knygos yra akademiškesnės ar etnografiškesnės. Kitos knygos, juo labiau, kad akademinis pasaulis ne visiškai, bet didžiąją dalimi jį atmetė, jų žanras pasikeitė. Ir ypač kritiškiau nusiteikę komentatoriai daugiau tai apibūdino jau kaip grožinę literatūrą. Castanedos sekėjai greičiausiai su tuo nesutinka, vėlgi ne visi.
Tad pirmoji knyga per tiek metų rašant tiek knygų greičiausiai bet kokio autoriaus idėja šiek tiek keistusi. Tad ir net yra pastebėjimų, kad rašydamas tas savo knygas vėliau, Castaneda irgi prisitaikė, pavyzdžiui, prie kintančių alternatyviojo religingumo praktikų, požiūrių, poreikių. Pavyzdžiui, jeigu pirmosiose knygose buvo ypač pabrėžiama haliucinogeninių augalų vartojimo šitų patirčių svarba, paskui vėliau tie patys alternatyvaus religingumo praktikai šiek tiek prarado susidomėjimą, pradėjo kalbėti apie pavojus ir vėlesnėse knygose Castaneda irgi pradėjo kalbėti, kad daug ką galima padaryti nevartojant haliucinogeninių augalų. Ir tuomet galbūt reikėtų paaiškinti, kodėl vis dėlto aš tą pirmąją knygą norėčiau visų pirma apžvelgti. Todėl, kad ji yra vis dėlto susijusi su ta akademinė aplinka ir pats tekstas yra parašytas taikantis prie to akademinio žanro ir tai atspindi iš tiesų įvairius svarbius procesus, kaip alternatyviojo religingumo praktikai sąveikauja su akademiniu pasauliu. Ta sąveika yra abipusė. Remiantis šiuo tekstu galima kelti iš tiesų labai svarbius klausimus, svarbius akademiniam pasauliui, tiek antropologijai, tiek kitoms disciplinoms, kurios tyrinėja religinius, maginius reiškinius. Ir iš tiesų būtent čia atsiremia didžioji dalis kritikos taikomos Castanedai. Tad knyga publikuota, kaip minėjau, 68 metais. Žvelgiant į tekstą matosi, kad jame yra Goldschmidto pratarmė, Castanedos padėkos įvairiems žmonėms. Pagrindinis tekstas susideda iš įvado dalies pavadintos mokymų, struktūrinės analizės ir priedų. Kodėl miniu pratarmę ir Castanedos padėkas? Todėl, kad Goldschmidtas buvo to paties Kalifornijos universiteto antropologas, kuris gynė ir palaikė Castanedą. O savo padėkose padėkas Castaneda taip pat skiria įvairiems akademinio pasaulio žmonėms. Tad šios teksto dalis aiškiai rodo Castanedos bandymą įsiteisinti kaip akademinio pasaulio žaidėją ir pristatyti, kad tai yra rimtų antropologinių lauko tyrimų pagristi duomenys ir kaip tokie pripažįstami įvairių akademinių antropologų. Pagrindinės dalis - mokymas ir struktūrinė analizė. Mokymas iš esmės yra didelė, pagrindinė, didžiausia teksto dalį užima, sakytume, etnografiniai lauko tyrimų aprašymai, kurios ir jie iš esmės visi kalba apie haliucinogeninių mišinių ruošimą ir vartojimą, taip pat būsenas, kurias patyrė pats Castaneda, aprašomos, kaip jis dalinosi šiomis patirtimis su Don Juanu, mokytoju,
Kastanedos teigimu Jakių genties indėnų ir visa tai pateikta daugiausia arba per Kastanedos paties prisiminimus arba per dialogus su Don Juanu. Tas laukos tyrimas Kastanedos teigimu buvo atliktas 61-65 metais Arizonoje ir Meksikoje, būtent ten, kur gyveno tuo metu Don Juanas, jo mokytojas. Ir čia galite pamatyti vieną, pabandžiau surasti trumpesnį aprašymą, kaip atrodo, kaip Kastaneda aprašė savo patirtį, pavartojus vieno iš haliucinogeninių mišinių. Kodėl toks dėmesys būtent tiems haliucinogeniniams mišiniams? Tai, kultūrinis tas kontekstas, kur tai domino įvairias kultūrinės grupės. Ir paties, kai Kastaneda pristato savo tyrimą, jis visų pirma buvo susidomėjęs būtent šiais augalais, jų vartojimu, ruošimu, pačiais augalais. Ir nuolat pagrindinis klausimas pradžioje, kurio jis klausė savo pateikėjo Don Juano, vėliau tapusio mokytoju, būtent kaip gal jis galėtų papasakoti apie kaktusą pejotą ir jo vartojimą. Aprašymuose šioje knygoje minimi iš esmės 3 mišiniai. Pirmojo pagrindas Dunaropė, antrajame pagrindinė sudedamoji dalis grybas, kuris spėjama buvo psilocibė mexicana, ir galų gale mišinys iš pejoto. Nepaisant to, kad pagrindinis dėmesys skirtas būtent šių mišinių vartojimui ir su šiuo vartojimu susijusioms patirtims, neišvengiamai aiškinantis yra Kastaneda pateikia ir daugybę jo teigimu jakių pasaulėžiūros elementų. Tai nėra tik tai augalai, visa tai yra įtraukiama į pasaulėžiūros sistemą, kurią paskui jis bando pristatyti savo struktūrinėje analizėje. Ir joje, iš tų paaiškinimų jau dėliojasi pagrindiniai Kastanedos mokymo elementai, kurie šiek tiek kito, kaip minėjau, vėlesnėse knygose, apie kai kurie pirmojoje apskritai neminimi, nėra jokių užuominų. Kai kurie dalykai, apie kai kuriuos dalykus pirmoje knygoje galima rasti užuominų ir vėliau jie išplėtoti gerokai plačiau kitose knygose. Ir kaip viena svarbiausių idėjų, galima sakyti, yra Tonalio ir Nagvalio dvejinimas. Iš esmės, labai supaprastintai teigiant, tai yra Tonalis tas mums įprastas pasaulis, o Nagvalis ta realybė, kuri neprieinama paprastai be
paprastiems žmonėms, kurie nežino technikų, kaip ten patekti, ir kuri ir jei tonalė ar tą mūsų kasdieninį pasaulį iš tiesų galima laikyti kažkokiu tai iliuziniu, tai tikroji būtis yra nakvalis. Ir nakvalis taip pat gali reikšti būtent tuos žmonės, kurie turi gebėjimus ar greičiau yra įvaldę technikas, kaip tą realybę patekti, ją pamatyti, patirti ir jos dėka siekti įvairių tikslų. Taip pat svarbi sąvoka yra žinių žmogus. Tai vėlgi, kuris kartais vadinamas kitais terminais, susijusiais su įvairiom Amerikos vietinių kultūrų atstovų maginių specialistų pavadinimais, kartais skiriasi pagal jų funkcijas, bet iš esmės tai yra žmogus, kuris siekia va tos nakvalio realybės pažinimo. Ir čia tiesa pasakius, Kastanedos pristatyta versija, jei daug jo pateiktų idėjų iš tiesų buvo būdinga apskritai platesniam alternatyviojo religingumo laukui. Pavyzdžiui, dėmesys tai kitai realybei, nesitenkinimas tuo tonaliu kasdieniu pasauliu, ieškojimas tų pakitusių būsenų, ar net dėmesys tam pačiam praktikui, jo širdžiai, nes ar jo vidiniam autoritetui renkantis vienokį ar kitokį ar praktiką, ar dvasinį kelią. Tai Kastanedos pristatyta žinių žmogaus samprata iš tiesų gerokai skiriasi. Bent jau nuo to ir vėlesnio laikotarpio alternatyviojo religingumo sampratų, kur paprastai buvo ieškoma ar akcentuojama, kad yra siūlomos, pristatomos praktikos kaip greitas, veiksmingas kelias, vėliau dar pabrėžiant ir saugus kelias, tapti žinių žmogumi, ar kaip kitaip įvardinamų tikslų. Tai Kastaneda pabrėžė, kad žinių žmogaus kelias yra pavojingas, reikalaujantis daugybės pastangų, bent jau 10 metų mokymo, per seminarą ar 2 neišmoksi praktikų, technikų. Ir tuo, sakyčiau, labai skiriasi nuo judėjimo, kurį pats Kastaneda įkvėpė, būtent neošamanizmo įvairių praktikų, kur būtent daugiausiai koncentruojamasi dabar, kad mes greitai išmokstam atlikti praktikas, kurios yra saugios, jokios mirties rizikos, o Kastanedai mirtis ir žmogaus laikinumas buvo labai svarbus. Grįžtant prie, kaip minėjau, tas pirmasis tekstas ir kodėl man jis yra įdomus, kad jis liudija akademinės antropologų ir apskritai akademinės bendruomenės ir alternatyviojo religingumo terpės sąveikos. Ir minėjau
kad netrukus po kelerių metų Kastaneda buvo atmestas akademinio pasaulio, bet iš tiesų nepasakiau kodėl. Pirmiausia, pradėta, iš esmės dabartiniai antropologai yra linkę atmesti Kastanedos knygas, kurias jis teikia parašęs lauko duomenų pagrindu, linkę atmesti kaip fikcijas. Ir 80-metį jau prasidėjo didelės pastangos bandyti patikrinti tų duomenų teisingumą. Ir, pavyzdžiui, Don Juano taip ir nerado nei vienas antropologas, taip pat atlikęs tyrimus tose pačiose vietovėse. Po Kastanedos duomenų analizės būtent tos srities antropologai nustatė, kad iš esmės Kastaneda pateikė kažkokį tai mišinį sudarytą iš duomenų surinktų iš įvairių kultūrų ir jau aprašytų kitose knygose. Ir dar vienas išsakytas abejonė yra, kad ir tai, kaip Kastaneda aprašė tuos savo dialogus su Don Juanu, kad joks vietinės kultūros žmogus nebūtų dėjęs tokių kalbų, tokio sistemingo mokymo, kaip pristatė Kastaneda savo knygose. Nepaisant to, akademijai Kastanedos bent jau pirmosios knygos padarė milžinišką įtaką. Vien jau dėl diskusijų kilusių, tikrinant patikimumą Kastanedos duomenų. Bet taip pat ir dėl diskusijų apie paties antropologo dalyvavimą atliekant tyrimus, tapimą iš tyrėjo savo informanto mokiniu, dėl diskusijų, kaip aprašyti tokias patirtis, kurios labai sunkiai pasiduoda verbalizuojamos ir paverčiamos akademiniu tekstu, ką daro visi mokslininkai. Ir tam tikra įtaka yra ir tai, kad Kastanedas pavyzdžių pasiekė ir kiti antropologai. Čia nuotraukoje matome Michaelą Harnerį, vadinamojo core šamanizmo, kaip esminio šamanizmo mokyklos kūrėją, kuris taip pat buvo kaip akademinis antropologas, bet pats tapo praktiku ir paskui jo mokykla išplito po ne tik vakarų šalis, bet taip pat net ir dalyvavo, mokė Azijos, Centrinės Azijos vietinius žmonės, kaip jie turėtų praktikuoti šamanizmą, ir dalyvavo tokiu būdu gaivinant Sibiro šamanizmą. Toliau, tai va čia vėl susilieja praktikai su akademikais.
bet taip pat Castaneda irgi kaip ir įsteigė naują žanrą, po jo pasirodė ir lietuvių kalba taip pat turime publikuotą daugybę knygų, kur yra aprašomos būtent patirtis, kaip paprastai vakarietis, baltasis žmogus, daugiausia amerikiečiai, tampa įvairių Amerikos vietinių kultūrų šamanų mokiniais ir pasakoja savo mokymosi kelią. Taip pat antropologai, akademikai atmetė Castanedą ir turbūt čia yra šitame cikle nagrinėjamų tekstų greičiausiai daugiausia ginčų keliantis tekstas apie tai, ar tai tiesa ar ne, kas yra rašoma. Nes turbūt skaitant bet kokiame tekste, akademinėme tekste, kuriame pristatoma Castaneda ir jo idėjos, visada rasite pažymėtą būtent šituos antropologų ginčus, tą istoriją, kaip pradžioje Castaneda sužavėjo akademinius antropologus ir paskui kaip jie pasipiktino, kad ten yra fikcijos. Bet vis dėlto ir kodėl šitame cikle kalbame apie šitą tekstą, todėl, kad jis padarė milžinišką įtaką ir alternatyviajam religingumui, ir plačiau kultūriniam alternatyvom. Ir dėl tos įtakos iš tiesų irgi yra pakankamai įvairių sričių žmonės, tiek mokslininkai, tiek rašytojai, menininkai, skaitė Castanedos tekstus ir galvojo, tai vis dėlto kaip juos skaityti, kas tai yra per tekstai. Jungistas Danielis Noelis nusprendė tai vardinti eksperimentinę grožinę literatūrą. Panašiai kaip literatūrologas Marcelis Delimo. Apskritai dauguma sutinka, kad Castaneda vis dėlto darė kažkokius tai lauko tyrimus ir iš esmės visos knygos daugiau ar mažiau yra pagristos tais lauko tyrimų duomenimis, bet taip pat labai nemažesnė dalis teksto yra fikcijos, kurios net ir kaip fikcijos, kaip literatūra yra nemažiau svarbios, įdomios ir vertos skaitytojų dėmesio. Dar ir tik tai kaip tos fikcijos taip pat padeda ir išreikšti tai, ką labai sunku žodžiais išreikšti. Padeda perteikti tą etnografiją ir taip pat priderinti prie to, ko reikia vienu ar kitu metu reikėjo pagrindiniai Castanedos auditorijai alternatyviojo religingumo praktikoms. Tai, pavyzdžiui, antropologo Needhamo tyrimas rodo, kad panašu, jog Castaneda buvo nemažai skaitęs tuo metu publikuotų knygų apie Zeną. Ir kad būtent santykis tarp Don Juano kaip mokytojo ir Castanedos kaip mokinio iš tiesų yra labai panašus, kaip tuo metu būdavo pristatomas
mokytojo ir mokinio santykis Zeno praktikose. Literatūrologas Miurėjus, sakyčiau, skeptiškai labai žiūrėjo į Kastanedą, nepaisant to, kad nusprendė nemažai apie tai parašyti. Pavadino Kastanedą okultinę literatūrą. Čia tas okultinis jam visų pirma reiškia tai, kad Kastaneda kaip dėl Kastanedos dėmesio tai kitai realybei, kuri irgi yra pristatoma kaip tikras daiktas. Tuos tai skiriasi nuo kokios fantastinės literatūros. Ir aš iš tiesų pati kaip antropologė, manau, mano disciplina verčia mane taip manyti, kad iš tiesų tekstai nėra tokie svarbus, svarbiau tai, ką žmonės su jais daro. Tai Kastanedos tekstai mano akiratyje taip pat buvo ir kai aš pati dariau lauko tyrimus Lietuvoje. Ir čia matote nuotrauką iš lauko tyrimų kaip tik bendruomenėje, kuri telkėsi į Kastanedos tekstus. Ir su Kastaneda iš tiesų aš susidūriau dviejų tyrimų metu. Pirmiausia, lauko tyrimuose neošamaniškose bendruomenėse. Tai šiuo metu patys neošamanai iš tiesų yra atradę daugybę mokyklų ir Kastanedos knygos yra laikomos labai svarbiomis tik kai kuriuose iš jų. Ir vėlgi nereikia įsivaizduoti, kad Kastanedas skaitomas kaip Biblija, kad kiekvienas teiginys laikomas neginčiamu. Pavyzdžiui, šitoj situacijoje mes tų grybų taip ir neparagavom. Nes ta bendruomenė iš tiesų daugiau rėmėsi galbūt vėlesnėse Kastanedos knygose aprašytomis praktikomis, kuriuose haliucinogeniniai augalai nėra vartojami. Bet buvo atvažiavęs žmogus iš Rusijos, kuris kaip svečias ir kuris pasiūlė, kad galima vis dėlto būtų naudinga į praktikas įtraukti tabako vartojimą įvairiais būdais. Vėliau, po pasikalbėjus dar su keliais žmonėm, buvo nuspręsta, kad vis dėlto grybai irgi gali padėti mūsų dvasiniam augimui, bet mano žiniomis taip ir nebuvo išbandyta šita opcija. Kitos grupės iš tiesų dabar vienos yra atradusios Sibiro šamanus ar neošamanus, kur daugiausia telkiamas į būgno naudojimą ir haliucinogeniniai augalai ar kitos medžiagos iš esmės nėra vartojamos. Kiti praktikai taip pat domisi Pietų Amerikos tradicijom, bet jas atranda ir ten yra vartojamos įvairios haliucinogeninės medžiagos, bet jie pačias praktikas atranda ne per Kastanedos tekstus, bet patys vykdami į Pietų Ameriką ar
taip pat čia rengiamose praktikose, kurioms vadovauja dažnai iš ten atvykę žmonės. Taip pat dar galima paminėti grupės, kurios irgi remiasi tiek Castaneda, tiek jo įkvėpto kitų autorių panašiomis knygomis, bet ten vėlgi daugiau akcentuojamas saugumas ir iš tiesų haliucinogeninių medžiagų vengiama. Antras tyrimas, kai aš susidūriau su Castaneda, kuris iš tiesų parodė daug platesnį ratą žmonių, kuriems Castaneda buvo svarbus ir įvairiausius Castanedos skaitymo būdus, buvo vėlyvojo sovietmečio Lietuvos alternatyviojo religingumo raidos tyrimas. Tai čia siejasi ir su tuo, kas vyko Lietuvoje ir su lietuvių ryšiais su Sovietų Rusijos praktikais. Ir manoma, kad Rusijoje Castaneda buvo atrastas jau 69 metais. Tekstai šiai buvo prieinami ir pagrindinėse bibliotekose, bent jau fondai prieinami daugumai akademikų ar studentų, kurie juos kopijavo, vertė ir būtent Maskvoje, tuometiniame Leningrade besimokę lietuviai studentai tuos tekstus atvežė ir į Lietuvą. Ir iš tiesų bent jau pirmosios Castanedos knygos, vieni ar kiti tekstai buvo vieni iš tų, kuriuos skaitė dauguma. Na, Blavatskas skaitė, Jungas skaitė ir dar keli tokie tekstai, kurie taip esu skaitęs. Ir nebūtinai žmonės, kurie domėjosi būtent šamanizmu, ir dar klausimas iš tiesų, kiek šamanizmas kaip terminas buvo svarbus vėlyvojo sovietmečio bendruomenėje. Vieni skaitydavo knygas ir pagrindinis dalykas, kuris juos domino, buvo būtent tos praktikos. Ir visų pirma, praktikos susijusios su haliucinogeniniais augalais, jų aprašymais, pasitelkiant tą platesnę pasaulėžiūrą ar ją tiesiog naudojant kaip pavyzdį, kaip galima interpretuoti tas savo patirtis. Ir pavyzdžiui, viena Lietuvos bendruomenė tuometinė, kuri labai domėjosi įvairiom haliucinogeniniam patirtim, iš tiesų, kuriems Castaneda buvo vos ne šventas tekstas, iš tiesų bandė perimti pačius būdus vartojimo rinkimo, bet tai interpretavo lietuviškos mitologijos ar etnografijos kontekste, jungdami Castanedą su Dundulienės skaitiniais. Kitiems Castaneda jo tekstai buvo tiesiog vienas iš daugelio šaltinių ir praktikų. Čia, pavyzdžiui, pateikiau vieną citatą iš praktikės, kuri tuo metu gyveno Vilniuje.
ir iš tiesų siejosi su žmogaus vėliau žinomu kaip Kalinauskas rateliu. Antra citata yra iš praktiko, kuris domėjosi, nesitapatino su kažkokia grupe, bet dalyvavo daugybėje įvairių ratelių praktikų. Ir galų gale daugybei žmonių, kurie vienaip ar kitaip siejosi su alternatyviojo religingumo sritimi, bet patys nebuvo praktikai. Tai, pavyzdžiui, kad ir kokia hipių terpė, kur galėjo būti domimasi įvairiomis religinėmis tradicijomis, kaip kažkokių tai kelių, kuriuo galima sekti, praktikuoti. Bet taip pat buvo ir nemažai žmonių, kurie nesidomėjo religija, alternatyviuoju religingumu kaip, jiems svarbia praktika, bet matė tai tiesiog kaip kažkokią kultūrinę alternatyvą. Ir jiem Kastanedos tekstai apie tiek haliucinogeninės praktikas, tiek Amerikos vietinių kultūrų, pati etnografija, tų skirtingų realybių pristatymas, net jeigu ir neįkvėpia pabandyti, tai buvo matoma kaip kažkas tikrai kitokio tai sovietiniai realybei. Ir galiausiai, jei pradžioje kalbėjau apie būtent tas kontroversijas Kastanedos akademinėme pasaulyje, tai iš tiesų alternatyviojo religingumo lauke, nors dauguma skaito, sakyčiau, Kastanedą labai selektyviai, ar tai yra, jo tekstai yra etnografiniai aprašymai tikrų įvykių, tikrų praktikų, ar tai yra dėmesio verta fikcija, iš tiesų nekylo mano informantam. Tai maždaug tuom ir norėčiau baigti. Tai klausimų gal kas turite? Eglė supažindino ne tik su pačiu tekstu Alinai Kastanedos, bet ir su savo atliekamais tyrimais. Ir visai nesenai, tikriausiai, neužilgo išeisiančią monografiją apie alternatyvų religingumą. Kažkiek to bus, ar ne? Taip, tai čia tas antras tyrimas, iš tiesų jo pagrindų ir rengiama monografija apie alternatyvų religingumą vėlyvuoju sovietmečiu. Tai Eglės galite pasiklausinėti tokių dalykų, kur niekur kitur tikriausiai nėra. O tas religingumas susijęs su dvasių pasauliu, bet kur veda tas religingumas? Atrodo, ten kažkas tai buvo labai dvasių pasaulis, tokį labai dvasių pasaulis aprašė. Tai alternatyvusis religingumas yra labai platus terminas, kurį mes mokslininkai užmetam ant daugybės įvairių grupių. Ir taip pat ginčiamės, ką tas terminas reiškia. Tai šiuo atveju
pasakyčiau taip, kad alternatyvusis religingumas aprėpia įvairias religingumo formas, grupės ir mokymus, kurios yra alternatyva dominuojančiai religijai. Tai čia ir budistai, ir krišnaitai, ir šiuolaikiniai pagonys, tai yra labai platu. O dvasios, taip kaip kai kuriems alternatyviojo religingumo praktikams, įskaitant tuos žmonės, kurie bando sekti, praktikuoti įvairias šamaniškas tradicijas, taip pat ir remdamiesi Kastanedos tekstais, taip, dvasios jiems svarbios dažnai būna. Nors kai kurie jas interpretuoja kaip kažką, kas yra paties žmogaus asmenybės įvairūs aspektai, tai čia iš tiesų labai daug įvairių požiūrių. Norėčiau paklausti dėl tokio reiškinio kaip toltekų praktikos, nes Kastaneda, jisai ten rašydamas kažkelintą knygą įvedė naują terminą, kurio apskritai nenaudoja. Kad čia yra toltekų mokymas. Ir kažkurioje ten knygoje įvedė tą terminą, kad čia apie ką aš yra toltekų mokymas, nors apie tai nieko nekalbėjau. Ir paskui visa masė autorių šiuolaikinių persimė tais toltekų mokymais ir pradėjo kurti įvairias knygas, kaip ten mokėsi tas įvairius išminčius. Tai mano klausimas būtų, kad jūs kaip tyrinėtoja, ar sutikote kokios nors medžiagos, kad tie toltekų mokymai turi kokį nors realų pagrindą, kad iš tikrųjų egzistavo ten kokie šamanai ar ką, kurie kažką panašaus mokė, o kad tai nėra tik tai fikcija ir grožinis dalykas. Tai čia yra iliustracija Kastanedos tos įtakos, ir kur aš minėjau, kad jis kaip ir sukūrė naują žanrą, kuriuo pasiekė daugybę ir tų pačių dabartinių toltekų išminties mokytojų. Tiesą pasakius, aš nesigilinau neieškojau, kiek yra tos tiesos sąsajos su tuo, kas iš tiesų kažkada ten Amerikoje vyko. Nes iš tiesų tai yra labai būtų pernelyg plati tyrimų tema ir tam reikėtų tikrai gebėjimų, kurių aš neturiu, kalbų mokėjimo, šaltinių išmanimo, bet mano nuomonė, kad ten to, jeigu ieškotume įrodymų, kiek, kad ir Lietuvoje veikiantis toltekai, jų bendruomenės mokytojai, kad jie turi kažkokį tai pagrįstą perėmimą iš toltekų kultūros, to tikrai nerastume. Bet iš karto norėčiau irgi pasakyti, kad tai nereiškia, kad dabartinės toltekų bendruomenės yra paremtos visišką fikciją, nieko vertos, yra kažkokiais praplautais smegenim. Ir kodėl Kastaneda yra, jo tekstai tokie paveikus, kad ir tai yra vienas argumentų, kurį įvairiose grupėse, įvairiomis tradicijomis grindžiamose praktikose sako labai dažnai bet kokie alternatyvaus religingumo praktikai. Jeigu tai veikia, tai kam ten ieškoti kažkokių tai sąsajų? Ne tai svarbu. Ir šiuo atveju man kaip aš daugiau kaip to dabartinio alternatyviojo religingumo tyrėjai iš tiesų tie argumentai yra įdomesni, kaip žmonės argumentuoja, kodėl kas jiem yra prasminga. Tai jiems veikia. Tos praktikos jiems veikia.
Čia tikriausiai Eglė tuo ir skiriasi, ne antropologo ir istoriko laikysena. Kažkuria prasme. Skirtumas tarp jų. Galima tokį išžiūrėti, bet net ir vėlgi istorikų irgi perspektyvų gali būti labai įvairių. Ir ypač pastaruoju metu istorikai dažnai perima antropologų sampratas. Tiesiog ką mes norime išsiaiškinti. Ar kas yra konkrečiai grupiai svarbu, tai taip galima sakyti, kad dabartiniams neošamanams, toltekams, nagvaliams, jiem tiesiog yra svarbus kiti dalykai. Jūs kaip bendravot su tais bendruomenės atstovais ir minėjot, kad jie sako, kad veikia, gal turit kokių pavyzdžių pasidalinimų, įdomu. Jeigu turit. Na, jie daro praktikas, mano, kad jaučiasi geriau, kad tampa stipresni, nežinau, kiek čia būsiu populiari ar nepopuliari, bet, krikščionis meldžiasi ir sako, kad tai veikia. Aš nekvestionuoju, ar malda padeda. Tai šiuo atveju aš taip pat priimu, kad jiems tai veikia. Dar labai įdomi tema. Dar norėjau pakalbėti šiek tiek apie tą sapnavimą. Iš tikrųjų, pasaulyje egzistuoja sapnavimo praktikų kaip tradicija, tai yra Tibeto sapnavimo joga ir dokumentuota iš tikrųjų yra žmonės, kad tai tikras dalykas, kad tai ten šimtmečius tą praktikuoja, jau ne tūkstantmečius. Ar galėtumėt kažkokias paralelės palyginti, bet jo sapnavimo menas ir ką jis moko su ta tikrąja tradicija, ar galėtumėt pabandyti ką nors palyginti? Na, aš gal... Šiaip tai tas ir sapnavimas, vėl čia vienas iš tų dalykų, kaip minėjot, kad pats terminas toltekai atsirado tik jau vėlesnėse jo knygose, tai taip pat sapnavimas kaip praktika taip pat ne iš karto pirmojoje knygoje to nėra. Bet, aš gal nesimčiau teikti apie kažkokią tai tą tikrąją tradiciją. Man jos būtų tolygios. Aš tiesiog galbūt ir nežinau jos. Aš galbūt daugiau esu skaičiusi apie Sibiro šamanų praktikas, kur irgi sapnavimas atlieka labai didelę funkciją, per kurį ir sapnuojant keliaujama į įvairius kitus pasaulius, bendraujama su dvasiom, gaunamos žinios, mokomasi, ar praktikai, pavyzdžiui, kaip išgydyti. Tai, sapnavimas šiaip jau yra kaip religinė, maginė praktika, yra ganėtinai universalus dalykas. O lyginti konkrečiai su Tibeto tikrai negalėčiau, nesu specialistė. Jums sudaro kooperuotis. Negalėjau atsakyti klausimą. Turim specialistą. Čia nedrįščiau gal kažkokių tai pasisakymų sakyti irgi dėl sapnavimo, buvo labiau, kad nusakyti, kad tibetiečių tradicija yra originali tradicija, tokia pirmapradę tradicija, kalbant apie sapnavimo. Ir praktikas ir įvairias reikšmės, būtent ir sakyti šiuo atveju, kad būtent Sibiro sapnavimo praktikos, šamanistinės praktikos įvairiose pasaulio kraštuose yra kažkuo tai, tarkim, mažiau menkesnės. O patys, tai tiesiog, man gal ta pati perskara irgi ne visiškai būtų savaime suprantama, kad būtinai, kad pateikti, nes tiesiog, kalbant apie tibetiečių sapnavimo įvairius praktikas ir aprašymus, bendrai sapnavimo svarbą įvairiuose dokumentuose, tekstuose, kad daugelis apskritai dalykų vykdomi
atsižvelgiant į sapnus, pradedant nuo reikšmingiausių gyvenimo įvykių, brėmimo vienuolynų statymo ar panašiai. Tai tiesiog turime labai gausiai dokumentuotą tradiciją, kuriuose reflektuojama tradicija būtent sapnavimo, bet vėlgi pasakyti, kad yra kažkoks tai pirmapradiškas dalykas, nedrįšiu. Ir yra nemažai tų irgi bandymų reflektuoti, kiek galima tibetiečius, pavyzdžiui, tibetiečiams priskirti, kad jie irgi priklauso bendrai pasauliniai šamaniškai tradicijai. Ir man galbūt būtų įdomu iš Eglės sužinoti daugiau dėl pačio šamanizmo kategorijos. Aišku, čia labai plati tema ir čia to labiau antropologinės dar Eglė, tavo perspektyva yra antropologinė, kur galbūt mažiau kiek iš tos teorinės perspektyvos, kaip pačios bendruomenės save apsibrėžinė, nes pats terminas vartojamas taip plačiai nuo Sibiro šamanų iki Pietų Amerikos šamanų, kur atrodytų labai akivaizdaus tokio geografinio tiesioginio nėra susisiekimo, ar to labiau ir tibetiečiai per mongolus taip pat labai glaudžiai susisieja tarsi su tą pačią tradiciją, ir kas mano, kad jų irgi yra tos bendriausios kažkokios irgi kaip reprezentantai tos tradicijos, tai po to ta tradicija yra labai stipriai perkeičiama iš Indijos ateinančio budizmo, kuris stipriai transformuoja. Ir budizmas jau priešindiškas reiškinys. Ir ta pirmesnė sklodas, kažkoks šamanistinis, yra viena teorija. Jis yra kažkaip kaip antstatas budizmas, tarsi atkeliauja ir transformuoja visą tai. Čia kaip komentaras, toks labai bendras, nes reikėtų konkrečiai žiūrėti ir tų klausimas tolimesnis dėl tų šamanistinių apibrėžimų. Tai, bet iš tikrųjų, nuo čia esu paskaitose irgi bandžius ir atsakinėti į tą klausimą. Tai yra terminas, kuris vartojamas įvairiai ir paprastai savo straipsniuose aš rašau šiame tekste šamanizmą suprantu taip. Nes iš tiesų apibrėžimų yra labai daug ir jie, sakyčiau, mažiau dėmesio yra skiriama kažkokiai tai geografiniai apibrėžčiai. Nors vėlgi buvo bent jau vienu metu labai populiarus supratimas, kad jau tas tikrasis šamanizmas tai buvo būtent Sibira. Bet dabar, ne tik dabar, iš esmės daugiausia mokslininkai ir net ir praktikai daugiau dėmesio skiria technikoms, kurias naudoja šamanai ir kurios būtent ir apibrėžia, kad šitomis praktikomis užsiimantis žmogus yra šamanas arba praktikos bendruomenės, kuriuose tos praktikos praktikuoja, yra šamanistinės. Bet ir ne dėl to nėra sutarimo. Daugiausia sakoma, kad šamanizmas yra ten, kur yra praktikuojamos būtent tos pakitusios sąmonės būsenos. Jos gali būti pasiekiamos naudojant haliucinogeninės medžiagas, gali būti pasiekiamos naudojant garsą, šokį, kitokias fiziologinės praktikas. Kiti mokslininkai dar prideda, kad šamanizmui, kad ta praktika, kuriuose naudojamos tos pakitusios sąmonės būsenos, taip pat turi būti grindžiama tam tikra pasaulėžiūra. Tai čia yra lengviau, jeigu terminas taikomas tik tai Sibirui. Tada, kad yra viršutinis pasaulis, vidurinis pasaulis, apatinis pasaulis, kam tai naudojama, kad tai yra bendruomenės tikslams ar gydymui kito asmens. Tai tokiu atveju didžiąją dalį dabartinio šamanizmo mes negalėtumėm vadinti šamanizmu, nes paprastai tai yra praktikos skirtos asmeniniam tobulėjimui, o ne bendruomenės
kažkokioms poreikiams patenkinti, žmonėms gydyti. Tai, na, grubiai tariant, tai yra šamanizmas, ten, kur naudojamos pakitusios sąmonės būsenos, bet kita vertus jos yra taip pat tokios universalios, kad labai norint bet kurią religinę tradiciją galima interpretuoti kaip šamanišką. Aš net kadaise esu bandžius ieškoti šamanų baltų tradicijai. Labai paprastas klausimas. Kodėl būtent svarbus jums Kastanėlė? Pranešimą davė. Kuo jis svarbus? Dėl jo įtakos. Įtakos tiek konkrečių laikotarpių 7-8 dešimtmetyje vakarų šalyse ir kokią įtaką jis padarė, tie tekstai padarė tolesniai alternatyviai religingumo raidai. Ir šiuo atveju netgi Kastaneda lygina pagal reikšmę padarytą su Mircea Eliadės tekstų reikšme. Ir ta įtaka tai per tą padarytą poveikį įvairioms alternatyvioje religingumo formoms, o taip pat ir kultūrai, menui, nes vėlgi tai atsiliepė ir, kad ir, pavyzdžiui, tokia figūra kaip Hendriksonas. Irgi. Tai negalima pavadinti mistifikatorium tik tai, ne? Aš nevadinčiau. Nors, tai, vat sakau, visuose, iš esmės visuose tekstuose yra, tai mistifikavo jis ar nemistifikavo, bet net ir tai yra gryna fikcija. Ta fikcija padarė tokią didžiulę įtaką. Ir taip atspindėjo tiek to laikmečio, tiek net ir dabartinio alternatyvio religingumo ar net platesnės kultūros poreikius, kad iki šiol leidžiamas, išleistas bene 17 kalbų, milijoniniais tiražais, jis kalbėjo dalykus, ar tai buvo pagrįsta etnografija, ar tai buvo pagrįsta jo vaizduotė, ar tai buvo pagrįsta šitų dalykų deriniu, jis kalbėjo dalykus, kuris buvo ir tebėra svarbus daugeliui žmonių. Aš norėjau klausimą apie jūsų monografiją apie tą sovietinio laikotarpio tradicinę religiją. Jūs paminėjot Kalinausko grupę, kaip suprantu, turbūt darėt buvusių narių apklausą, kiek nori tie žmonės kalbėjo apie tą grupę, turint omeny, kad jie išgarsėjo dėl tos rezonansinės bylos. Tyrimas mūsų buvo sutelktas į alternatyviojo religingumo bendruomeniškumo ir tinklo tyrimą. Tai mes toli gražu negalėjom, nesiekėm, nes tai neįmanoma visų grupių apklausti, bet tiesiog kai kurie informantai, kurie šiaip jau tapatinosi su kitomis grupėmis arba nesitapatino su jokiomis, taip pat yra dalyvavę jo praktikose, ar net taip pat kai kurie yra minėję Kalinauską kaip kažkokį tai kontekstinį veiksnį, kuris veikė vėlgi dėl to nelemto išgarsėjimo ir kitas grupės. O šiaip iš tiesų tai būtų, matyt, sunkesnė grupė, prie kurios bandant prieiti, kalbėti. Tai šiaip tai jau tas tyrimas, jį reikėjo daryti prieš, nežinau, 10-20 metų, nes vėlyvojo sovietmečio nemažai žmonių, kurie tuo metu dalyvavo, arba jau yra ir mirę, arba tiesiog per seni, kad ir iš tiesų jau daug ką praradom, kad žinotume, kas ten vyko. Gerai. Taip. Jeigu kas nori
norite, asmeniškai galite lektorės paklausti, dar vieną akimirką sutrukdysiu, padėkojom dar kartą. Ir dar toks informacinis anonsas, kai dažniausiai darau, praeitą kartą atsiprašau, pamiršau pareklamuoti Eglę, bet noriu pasakyti, kad kitą kartą šiek tiek situacija keičiasi, nes Milda Lišauskienė negalės dėl darbų gausos pristatyti kito mūsų slaptojo teksto, tai dėja ieškojom visais būdais, nes negalime atsisakyti tokio teksto kaip Šėtono Biblija, kurios reklamuoti mano manymu papildomai nereikia. Tai visgi dar kartą, kitą kartą susitiksime mes visi kartu ir aš pristatysiu pats kitą Šėtono Biblijos tekstą. Tai iki kito susitikimo.